Sveiki visi, šiandien jums papasakosiu labai svarbią temą, ar 1200 kalorijų yra žalinga metant svorį. Tai visų pirma, pasakykime tuos atvejus, kada 1200 kalorijų bus žalinga. Tai žalinga bus tais atvejais, kai moteris ar vyras labai daug sportuoja, arba moteris yra, arba vyras yra nutukęs ir tada kuria tokį didelį deficitą ir tada nėra tai gerai. Bet jeigu paimtume kitus atvejus, kuriais tai būtų normalu ir daugelį atvejų 1200 kalorijų yra normalu, tai paimkime tokį atvejį, kai, tarkime, moters ūgis yra apie maždaug 1,60 m, jos amžius yra nuo 35 iki 45 metų amžiaus, jis sveria apie 60 kg, bet nori numesti svorio. Ir tokiai moteriai pagal skaičiuoklės, kad ji palaikytų svorio, reikia kažkur 1500–1600 kalorijų, kas yra visiškai normalu. Ir yra normalu numesti per savaitę nuo 0,5 iki 1% savo kūno masės, kas būtų apie nuo 300 iki 600 gramų per savaitę šiai moteriai. Ir jeigu nori pasiekti tokį rezultatą, tai jai reikės sukurti per dieną nuo 300 iki 600 kalorijų deficitą. Tai jeigu jūs numažins nuo 1500–600 kalorijų, 3 arba 600 kalorijų, tai jūs gausite, kad ši moteris metant svorį turi suvalgyti apie 1100 kalorijų, kas irgi yra tada normalu. Ir toks svorio kritimas yra normalus būtent tokiai moteriai, kuri neužsiema fiziniu aktyvumu. Tačiau jeigu mes paimsime kitą pavyzdį, kad, tarkime, moteris ten 4 kartus per savaitę sportuoja, sveria 120 kg, jos ten ūgis 1,80 m ir taip toliau, tai tokiai moteriai ten gali būti, kad net svorio metimui reikės apie 3000 kalorijų per dieną. Ir tai irgi yra normalu. Tai nereikėtų visiems žmonėms sakyti, kad 1200 kalorijų yra blogai. Ne, tai yra normalu. Ir nesvarbu, kokios jūs dietos laikotės ar taip toliau. Tai pavyzdžiui, Periscope platformą, tai mes duodame mitybos planus pagal tam tikrą maistinių medžiagų kiekį, tam, kad vėlgi tas svorio metimas būtų tas pastovus ir nebūtų ten kažkokių didelių problemų su sveikata, bet automatiškai ir visiems tuo pačiu rekomenduojam, nesvarbu, bet kokiems žmonėms nesilaiko Periscope plano arba ten šiaip laikos dietos, vis tiek laikantis dietos yra rekomenduojama gerti vitaminų, mineralų ir omega papildus tam, kad žmogaus organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios yra reikalingos jam, kad jis gerai funkcionuotų. Svarbu paminėti, kad nesvarbu kokios dietos laikotės, metant svorį, kris raumeninė masė, lėtės medžiagų apykaita, hormonai keisis ir to jūs niekaip negalite išvengti, nesvarbu, kad ten valgysite daugiau ar mažiau kalorijų, ar ten sukursite per savaitę 200 kalorijų deficitą. Tai to nebus ir tai yra faktas ir jo jūs niekaip nepakeisite. Todėl tai vyksta todėl, kad tiesiog žmogaus organizmas nori išgyventi ir jis tiesiog taip automatiškai pristaiko prie pado arba tiesiog kalorijų deficito, nes negauna maisto tam, kad palaikytų savo kūno svorį. Ir tai yra normalu ir kai žmogus baigėsi laikytis dietos, jis gali taikyti reverse dietą, po truputį didinti kalorijų kiekį arba grįžti prie jam reikiamo kalorijų kiekio svorio palaikymui. Ir ten pradžioje taip žmogus priaugs nuo 1 iki kartais ir 2 kg dėl to, kad žmogaus organizme atsistatys glikogeno kiekis, tai tiesiog jis prikaups daugiau vandens, bet tai nėra taip, kad žmogus tiesiog priaugs riebalinės masės. Ir tai irgi taip pat yra normalus procesas. Jeigu žmogus nenori tokių drastiškų skaičių matyti, jis tiesiog gali po truputį didinti tas kalorijų kiekį. Ir tai irgi yra visiškai normalu ir tai yra visiškai normalu žmogui laikytis 1200 kalorijų, jeigu jis neturi didelio svorio, jeigu jis visiškai nesportuoja ir jis nori greičiau pamatyti tą rezultatą. Ir kas liečia visus kitus atvejus, kai ten, tarkime, jeigu žmogus valgo tiek kalorijų, jaučia didelį alkį, tai normalu, kad toks žmogus tada gali pasidinti savo dienos kalorijų kiekį iki šiek tiek didesnio kiekio, kad jis nejaustų tokio didelio alkio, jeigu tikrai tas kalorijų kiekis yra per mažas. Taip pat, jeigu žmogus susiduria su tuštinimas problemomis ar kitomis problemomis, tai jis vėlgi gali irgi šiek tiek padidinti kalorijų kiekį, tas kalorijas gauti ir iš baltyminio maisto, ir iš vaisių, daržovių, uogų, tam, kad vėlgi gautų daugiau skaidulų ir tada jam pagreitėtų visa žarnyno veikla. Tada kas būna, kai laikausi, mažinau toliau tas kalorijas ir kodėl tas svoris nekrinta, tai taip jis sukelia didelį stresą savo organizmui ir organizmas, kai patiria daug streso, jis užlaiko skysčius organizme, tai netgi sukuriant didelį kalorijų deficitą, jūs trumpalaikį perspektyvą galite
užlaikyti daugiau skysčių ir pamatyti tas tiesiog augančius skaičius ant svarstyklių. Jūs taip pat, kai pradeda laikyti dietos, jūs mažiau tuštinatės, kas irgi yra normalu ir vėlgi, kai įsituštinate, jau tas svoris gali kristi, bet visi šie procesai yra normalūs ir nereikia ten kažką sureikšminti, kad aš čia valgau 1200 kalorijų, tai aš jau čia blogai darau ir mano ten visos organizmo funkcijos įsijungia. Tai viskas priklauso nuo situacijos, jeigu jūs ten sportuojate 7 kartus per savaitę, 5 kartus per savaitę, treniruotės yra intensyvios, jūsų antsvoris turite papildomą to svorio daug, tai tada nėra jums būtina valgyti to 1200 kalorijų ir mažiau. Bet visais kitais atvejais, jeigu jūs ten tikrai dirbate sėdimą darbą ir jūs norite greitai numesti svorį ir pasirinkti, pavyzdžiui, platformą greitas svorio metimas, tai tikrai jums bus sukurtas apie iki 700 kalorijų deficitas. Bet tai irgi yra parinktas pagal tą visą amžių taip toliau ir tai nėra, kad toks svorio metimas sukels iš karto kažkokias sveikatos problemas ar taip toliau. Tai labai visiems rekomenduoju sekti iš pradžių, kiek jūs kalorijų suvalgote per dieną. Galbūt turite išmanų laikrodį ir išmanus laikrodis gali parodyti, kiek jūs kalorijų išdegina per dieną ir nuo to skaičiaus sukurti tą kalorijų deficitą. Ir ką aš dar noriu pridurti, kad, pavyzdžiui, ten keto detoksai ar ten savo kažkokios sukurto dietos, tai jūs, kai pradeda laikyti su dietu, tai ten suvalgote po 700-800 kalorijų, paskui einate, ieškate kažkokio kito šiaudo, einate į Persiko platformą ir einate ten, neaišku, ką darosi, sakote, jums gali duoti ir ten 1600 kalorijų ir jums tas svoris augs nuo tokio plano. Tai jūs turite tai irgi atsižvelgti ir viską žiūrėti logiškai, kritiškai, o ne, pakomentavo kažkokią mamytę, kad blogai yra valgyti 1200 kalorijų, todėl nėra progreso. Tai nėra tiesa ir tada turite pagal viską, patys pagal save koreguoti tą mitybą ir tos edukacijos yra daug, tiek Persiko platformai, tiek mano puslapį, tiek mano YouTube kanale, kad jūs galite pasižiūrėti, kas nutinka su organizmu, kai sukuria kalorijų deficitą, kaip kas turi atrodyti ir tada suprasti tą visą esmę. Ir tikiuosi, kad šitas video man naudingas, jeigu jums dar reikia kažką paaiškinti būtent apie tą visą svorio metimą, kodėl yra normalu suvalgyti tą 1200 kalorijų tam tikrais atvejais. Tai tiek. Ačiū, kad išklausėte ir linkiu jums gražios dienos.